kaip ne tiek niekas. Čia bėdos ne. Tu sustinka klasiokai. Vyriam patencija. O kiek metų 69 pavyko? 8 metų? Taip. Daliausias dalykas, kad tai Petrui pasakiau, kad Aldona namus pasirinko. Taigi mano klasiokės. O tai ne tėviškė, tai čia kažkuris tėviškė, o jie savo sodybų. o kaip kodėl nusipirko, jie nevyko? Taip išėjo. Taip, kaip čia pasakius. Šešuolių bendruomenėje sulaukė žemietės mūsų brangios Aldonos tapybos parodos. Kaip prisimenat, pernai turėjom puikos parodą, puikią. Čiut anksčiau žemiečių Vaskelaičių gyvenančių Kaune mamos ir dukros dailės parodą. Šiandien turime ponios Aldonos. Su dideliu džiaugsmu tai paskambino, kad norėtų, su dideliu džiaugsmu pasakėm, viską padarysime, kad tik taip atvažiuokit, mes labai laukiame ir labai norime ir mūsų bendruomeniai ir svečiam parodyti tos nuostabius, puikius darbus. Tuo labiau, dainuosime po pristatymo, kas norės. Paklausysime, žadėjo poezijos posmų, na ir porą muzikantų, kad linksmiau pagros. Na, o norėtųsi pradėti nuo oficialaus pasveikinimo mūsų vado, galvos, seniūnės, ponės Jolantos. Prašom, Jolanta. Labą dieną visiems. Džiaugiuosi susirinkti nemažų būdų, džiaugiuosi mūsų savininkais, bet labiausiai dėkoju Aldonai. Čia Aldonos tėviškė. Džiaugiuosi, kad jinai nepamiršo mūsų, džiaugiasi kiekvienu čia žengtų žingsniu ir nepamiršo mūsų bažnyčios. Norėčiau palinkėti Aldonai gražių dienų, gražių prisiminimų apie tėviškę, nepamiršti mūsų ir vis praskaidrinti mūsų nuotaiką savais darbais. Ir kad nepamirštų dar kaimo skonio, tai norim kaimišką sūrį teikti. Labai dėkui, Aldonai. Turbūt visiems įdomu, kai kurie mūsų bendruomenės nariai jau matė darbus, girdėjau įvairių įvertinimų, būtų dviejų dalis. Seniai betetos, ar tai naudojamės bendruomenės namais. Įvairių buvo įvertinimų, bet tik teigiamų. Vieniem labiau patiko, kitiem mažiau patiko. Labai norėtųsi autorės įvertinimo, kaip atsirado, kaip gimė tie darbai ir kaip jie čia pas mus atkeliavo. Labai prašom. Gerai, ačiū, Stanislavai. Aš pabandysiu papasakoti, jeigu nusibosiu šnekėdama, sakykit, pertraukėt žodžiu, aš tada jau nesakysiu, daugiau nieko. Labą dieną, brangieji. Matau daug jūsų čia veidų, kuriuos pažinojau šiek tiek jau pavargę, o kurių nepažinojau, labai malonu susipažinti, bet būtent tokia proga. Čia ta paroda mano su tokia intencija, kad aš atvažiuoju kaip kraštietė pas jūs, kadangi yra bendruomenės pirmininkas, tai aš kaip tik ir norėjau pabendrauti, bet ne žodžiu, ne kalbėjimu, ne fotografija, bet tapyba, kadangi geriausiai turbūt tą dalyką išmanau ir man lengviausiai yra kalbėti, betapant kažką. Šį kartą pristatau bažnyčias iš savo rajono, kur gyvenu, todėl, kad yra tokia proga, čia karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, čia su religija, su bažnyčiom, su pagonybės ir krikšto atsiradimu. Tai ta paroda yra Mažeikių Romos katalikų bažnyčios tapyboje, taip vadinasi.
Dabar, kadangi mes jau čia susirinkom, tai aš noriu prisipažinti, kad jaučiuosi kaip pasako. Žinot tą pasaką, kuri sako, kad išėjo laimės ieškoti. Tos laimės ieškoti gimiau čia, paaugau, pasimokiau mokykloje, išvažiavau, nors ir buvau verčiama, taip kabutėse, žemdirbio profesiją mokytis, tačiau man atrodė, kad aš tik tai tiksiu dailėje ir pasirinkau dailę mokytis. Studijavau kaligrafiją, tapybą, piešimą, kompoziciją, dailės istoriją, šiek tiek susipažinau su menais ir kaip sovietmečiu reikėdavo atidirbti 3 metus kažkur, žodžiu, pagal paskyrimą išvažiavau į Šiaulius. Dabar dirbu nuo to laiko muziejuje, kadangi jį mane pakvietė. Mano darbas muziejuje yra rinkti vėlgi eksponatus, edukacijos, parodų rengimas. Dabar norėčiau pasakyti apie Mažeikių, apie pačius Mažeikius. Kadangi ten gyvenu, nuvažiavau į Žemaitiją, žinokit, ir susikalbėti buvo sunku, ir suprasti žemaičius, ir santūrus, ir susilendę, galvoju, kaip man čia bus, tikrai Sudano Paduviečio bažnyčioje, vėlgi ypatingo kažko tai nerasim, čia tokia išliekama neverti gal ir turi tik tai dėl to, kad kaip Aukštaitijoje yra Svirskio žemėtiniai, kaip Žemaitija turi didžiuojasi, bet šiek tiek jau pasimokė, kaip sako, toks įsireiškimas yra Prano Gailevičiaus skulptūros akmeninės, jau čia jis iš akmens kalė. Ir 7 yra šventoriuje pastatyti jo kryžiai, jis ir pats savo pasistatė, dar gyvendamas įsikalė kryžių. Jie gražus, beje, aš čia neturiu parodyti, bet čia nepasidėjo. Dabar užveiknė Šventos Marijos Magdalietės bažnyčia. Užveiknė čia jau gal girdėjot, visoje Lietuvoje nuskambėjo neseniai, kad degė. Buvo neaišku, kas padegta, nuo elektros susirinkimo ar kažkas, taip pat vėlgi buvo tokia žemaitiška bažnytėlė, bet ir šilta tokia. Viekšnių Švento Jono Krikštytojo bažnyčia, ko gero tokia gana, nepasakyčiau gražiausia, bet labai šauni didelė, labai graži, iš tolo, labai gražiai vietoj pastatyta, labai gražiai atrodo ir prisipažinsiu, man labai gera buvo ją tapyti, kadangi ten ekspedicija visą savaitę vaikščiau, atlikau, tai turėjau laiko eskizuoti. Va, dabar Žemalės Viešpaties apsireiškimo švenčiausiai mergelė Marija į bažnyčią. Čia vėlgi buvo sovietmečiu uždaryta. Kažkada garsėjusi bažnyčia savo apylinkė gražiausių varpų skambesių. Toli ir mėgdavo apylinkė važiuoti tą bažnyčią, tai nebuvo galbūt. Dabar Žydų Švento Jono Krikštytojo bažnyčia, žinot, taip atsistosiu. Yra mūrinė, kadangi ten akmenų yra, tai iš akmenų mūrą sumūrijo, vartai tokie ypatingi. Sudėtingi, stogas kažkada buvo šiaudinis, čia yra medis, o šiaip šiaudinis buvo, dabar jau nebėra. Tačiau Žydikuose yra pastatyta koplyčia, kurioje, kaip žinot, jau čia mokėmės ir mokykloje, Šatrijos raganos, Marijos Pečkauskaitės palaikai, čia dirbo švietėjišką mokytoją ir labdaringą darbą. Kurį laiką ir mes muziejai laikome jos visą asmeninį archyvą ir natas, kurias groja, ir asmeninius daiktus, net ir maldaknygę, kurioje radom rūbino šakelę. Tokie sentimentalūs dalykai, bet čia yra istorija. Dabar Sėdaus Švento Jono Nepomuko bažnyčia. Štai jūs matot rezultatą. Tas klausimėlis būtų Aldoriana. Ir dabar šitų paveikslų vertė, kokia kai kuri neturi įdomus. Tai, kad jie neparduodama, aš dar turiu Mažeikiuose, žinokit, šiandien mane pasivijo korespondentas, žodžiu, klausė, o kaip tu čia taip tyliai paslaptingai dingai iš Mažeikių, niekam nepasakė, kad jie šitokį dalyką iš Žemaitijos
yra neįkainuojamas, o ciklas, na, milijonas kainuoja. Mes dabar nepirksim. Žinoma, kaip milijonas tiek nesuprantamas. Visada labai svarbu važiuoti bet kurį kultūros renginį, o ypač mažų miestelį. Manau, kad dar bus. O šiaip tai paroda iš tiesų tiek daug darbų ir taip autorė gražiai pasakoja kiekvieną darbą, tiek daug turi informacijos, žinių, būtų galima nesistebėti, žinot, kad tiek metų dirba muziejuje. Ir man dar labai smagu, aš tada noriu iš karto perduoti estafetę, kalbėti savo geram bičiuliui Vytautui Pupšiui, kadangi mes nesenai, gal prieš gerus metus ar prieš 9 metus buvom Mažeikiuose, bibliotekoje pristatinėjome Vytauto Pupšio brolio knygą, kuri taip pat yra nenuošalyje nuo Mažeikių bažnyčios. Tai apie tai jis papasakos ir pats, o mes prisiminimą norime teikti viešniai savo kultūros almanachui. Šio susijimo iniciatorė ir pagrindinė veikėja. Be to ir visi šešuoliškiai. Jau aš kalbu antrą kartą Šešuolių žemėje. Vieną kartą pradžioj, dar prieš 20 metų, kai tik kūrėsi bendruomenė, o dabar, žinot, kaip ir pasakius, kada manęs klausia, iš kur aš kilęs, tai aš visada sakau iš Lietuvos. Nes mano gyvenimo kelias, o aš jau pagyvenau 70 mečius, labai visą Lietuvą praktiškai apima. Gimęs aš esu Vilniuje, užaugęs Šilutėje, Klaipėdos kraštas, mokęsis Kaune ir Vilniuje ir didesnį gyvenimo dalį praleidęs Ukmergėje. Kas mane grįžo savo